Agniau, kiek tu metų važiuoji Palangoj, Aurum 1006 km lenktynėse? Šie metai bus antri. Praeitais metais važiavau su BVM3. Tai irgi buvo pirmas kartas, daugiau jaudulio, o šiais metais jau tą visą virtuvę jau įsivaizduoju. Ir dar plius tokią fainą mašiną turim, tai manau bus smagios lenktynės. Papasakok apie automobilį. Kaip tu atsidūrei šito komandai? Pradėkim nuo to. Į komandą atsidūriau labai paprastai, tiesiog Ovidijus, mūsų komandos vadovas, ieškojo lenktynininkų, tai tiesiog parašė man, kadangi irgi čia planų neturėjau jokių šią savaitę, nei lenktynių savo sezone, tai tiesiog sutikau ir esu jau čia. Kaip reagavai, kai sužinojai, kokį automobilių reiks lenktyniauti? Reagavau, iš tikrųjų buvau toksai nustebęs, bet visai linksma mintis buvo, kai atrodo visiškai ne tam skirta mašina važiuoti lenktynėse. Toks labai įdomiai skambėjo, bet pasitestavom praeitą sekmadienį, tai ta mašina iš tikrųjų nelabai daug skiriasi nuo kitų. Tiesiog, kad galim sakyti, viskas dvigubai lėčiau vyksta. Jeigu čia slysti, tarkim, su mašina 10 metrų su sportinė, tai čia slysti 20 metrų su ta mašina. Tai tiesiog toks, kaip plaukiantis laivas negaunasi, bet kažkokio labai skirtingo vairavimo stiliaus nėra su ja. O jinai labai aukštas kėbulas. Ar pajautai šoninį vėją, pavyzdžiui? Šoninį vėją gal šiek ne tiek, kad šoninį vėją pajutau, o tiesiog gaunas didesnį inerciją posūkio metu, kai reikia su jais išvažiuoti iš posūkio. Atrodo, pradeda taip nori taip apversti vos ne. Tai tiesiog toks įdomus jausmas. O papasakok truputį apie šitą automobilį daugiau. Kas tai per daiktas? Tai yra tiesiog Volkswagen Caddy, sudėti pilni lankai. Ką noriu pabrėžti, tokį įdomų sprendimą padarė. Originaliai šiai mašinai gale priklauso lingės. Tai čia tą visą važiuoklę galinę pašalino ir įdėjo nuo Audi A3 kėbulo. Tai turim tokį miksą Volkswagen su Audi galinę važiuoklę. Ir aišku, tie amortizatoriai ir 2 litrai benzininis turbininis variklis. Ir dar DSG dėžė, kas irgi labai patobulina tą visą vairavimą ir viskas yra žymiai paprasčiau. Kaip sekėsi tau testuose? Testuose sekėsi gerai. Nagrinėjomės mašiną, bandžiau suprasti, kaip jinai veikia, kaip važiuojasi, viską aišku nusifilmavom, namuose persižiūrėjau visą medžiagą, tai nieko labai negaliu blogo pasakyti apie tą mašiną, tiesiog bandysiu prisitaikyti per juos ir važiuosim varžybose. Kas tau yra šitos lenktynės? Šitos lenktynės, aš manau, man yra kaip šventė. Pabaltijos visos, nes niekur kitur tai nevyksta, vyksta čia Palangoj ir dar plius turim ne trasą, o uždarytą gatvę, kas irgi tokį, kaip sakau, tokį vaibą įdomų sukuria, tai čia yra smagu, tikiuosi šeštadienį irgi lietaus nebus, tai žmonės, manau, galės čia ateiti ir pasidžiaugti. Nenori lietaus? Kaip? Nenori lietaus? Šiaip ne, nelabai norėčiau. Išvažiavo, svertis išvažiavo. Sverimas, čia nieko nepadarysi.